Sveiki, esu analitikas iš paslaugos SPSS ir šiame video parodysiu, kaip suskaičiuoti Kronbacho alfa koeficientą. Tai Kronbacho alfos koeficientas parodo, kaip gerai klausimynė yra suderinti klausimai. Tai reiškia, ar jie matuoja tą patį dalyką. Ir būtent mūsų atveju mes turime klausimyną susidedantį iš dviejų konstruktų. Tai penkti klausimai, ar ne, visi skaičiuoja, kaip pas žmogų yra pasireiškusi depresija. Na, ir įvairūs klausimai susiję su jo depresijos lygiu. Na ir tada turim šeštą klausimą, ar ne, kuriame yra 11 klausimų ir jie sudaro klausimus apie žmogaus psichologinę gerovę. Na ir pačio darbo tikslas, ar ne, jau būtų vėliau lyginti, ar ne, kaip žmogaus psichologinė gerovė priklauso nuo jo depresijos lygio ir taip toliau. Na, bet mūsų atveju, ar ne, ir šio video tikslas, ar ne, yra parodyti, kaip suskaičiuoti, ar ne, atskirai šių dviejų klausimynų patikimus, tai tam reikia suskaičiuoti Kronbacho alfa koeficientą. Na, tą mes dabar ir padarysime. Tai kad suskaičiuoti Kronbacho alfos koeficientą, einame į Analyze, spaudžiame Scale ir tada spaudžiame Reliability Analysis. Na ir štai čia mums reikia sudėti visus tuos klausimus. Ar ne? Tai aš iškart pasirinkau Display ne Variable Labels, bet Display Variable Names, nes man tai paprašiau atsirinkti klausimus pagal jų numerį. Na ir dabar imame visus penktus klausimus, ar ne, spaudžiu Ctrl Shift ir nuo 1 iki 15 žymių, laikydamas Ctrl Shift ir visus šios klausimus įdedu į Items skiltį. Daugiau mums čia nieko nustatinėti nereikia, spaudžiame OK. Na ir gauname rezultatą, tai mus domina šitą antroji lentelė, kuri rodo, kad Kronbachos alfa koeficientas yra 0,967 ir iš viso turime 15 klausimų, iš kurių buvo skaičiuojamas Kronbacho alfa koeficientas. Dabar ką reiškia šis skaičius? Tai šis skaičius gali būti tarp 0 ir 1, kur 1 reiškia, kad klausimai yra tobulai gerai suderinti, na, 0 labai blogai, ar ne, ir kažkoks skaičius per vidurį, ar ne, atitinkamai nurodo, kaip gerai yra suderinti klausimai. Tai yra tokia taisyklė, kad jeigu gautas įvertis yra didesnis nei 0,7, traktuojame, kad Kronbacho alfos koeficientas yra geras ir klausimai yra pakankamai gerai suderinti, tai reiškia, jie matuoja tą patį dalyką. Tai mūsų atveju gautas 0,967 koeficientas yra tikrai labai geras, nes jis yra didesnis nei 0,7. Ir dabar nuleidžiam šį langą ir ką reikia pabrėžti, ar ne, kad mes čia suskaičiavom Kronbacho alfos koeficientą tik tais 5 klausimui, ar ne? Reikia padaryti lygiai tą patį 6 klausimui, ar ne? 5 klausimas matavo depresijos lygį, na, o 6 psichologinė gerovė. Na, tai dabar einame vėl Analyze, Scale, Reliability. Šituos visus pažymime, tai spaudžiu Ctrl A ir grąžinu tiesiog į kairę pusę. Ir dabar reikia pažymėti visus 6 klausimus, ar ne? Tai žymime nuo 1 iki 11 klausimo ir dedame į dešinę pusę, į Items skiltį ir vėl spaudžiame OK. Na ir dabar jau turime daugiau lentelių, mus domina vėlgi ta antroji lentelė, kur vėlgi matome, kad Kronbacho alfos koeficientas yra 0,958 ir iš viso buvo 11 klausimų. Taip, įdėjom 11 šešto klausimyno klausimų, ar ne, ir gavome atitinkamai jų Kronbacho alfa koeficientą. Vėlgi jis yra geras, ar net didesnis nei 0,7. Tai taip suskaičiuojame Kronbachos alfa koeficientą. Ką dabar svarbu pabrėžti, kad Kronbacho alfa koeficientas yra skaičiuojamas klausimams, kurie yra matuojami Likerto skalėje. Ką tai reiškia? Tai mūsų šie klausimai, pavyzdžiui, 5, ar ne, buvo matuojamas nuo vieneto iki 5, ar ne? Didžiausia reikšmė galėjo būti 5, mažiausia
Vienetas, kur vienetas reiškia visiškai nesutinku, o penketas visiškai sutinku ir atitinkamai trejetas ar ne, nei sutinku, nei nesutinku. Tai reiškia, kai skaičiuojate Kronbacho alfa koeficientą, tai atsakymai tų klausimų turi būti matuojami Likerto skalėje. Ar tai būtų nuo 1 iki 5, ar tai nuo 1 iki 7, ar nuo 1 iki 9, ar nuo 1 iki 3, ar ne, bet tai turi būti Likerto skalėje. Tik tada galima skaičiuoti tą suderinamumo koeficientą, ar ne, kaip gerai klausimai tarpusavyje yra suderinti. Na ir kas gali būti toliau, ar ne? Mūsų atveju gauta Kronbacho alfa vertė yra gana aukšta, 0,9 ar ne, ir daugiau visais atvejais. Bet kas būtų, jeigu būtų mažesnė vertė? Jeigu vertė būtų mažesnė, tai reiškia, kad klausimynas nėra pakankamai gerai suderintas. Ar ne, jeigu gaudome, sakykime, 0,4. Ir ką tada reikia daryti? Tada reikia visų pirma žiūrėti, ar ne, ar visi klausimai yra teisingai sukoduoti. Taip pat galbūt yra atvirkštinių klausimų, ar ne, kuriuos reikia perkoduoti. Na, o galbūt iš tikrųjų klausimai yra prastai suderinti, ar ne, ir dėl to yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikia išmesti iš klausimyno prieš tęsiant analizę. Ta taip pat galime atlikti su SPSS analizę ir paskaičiuoti, koks būtų Kronerbach alfa koeficientas išmetus tam tikrą klausimą. Jeigu jums tokia pagalba yra reikalinga, kreipkitės ir būtinai padėsime. O jei jums vis tik reikia pagalbos atliekant baigiamojo darbo SPSS tyrimą, galite užpildyti užklausą mūsų svetainėje paslaugos spss.lt ir mes būtinai su jumis susisieksime. Na, jei norite išmokti patys atlikti statistinio tyrimo testus, mes jums parašėme SPSS akceleratorių. Čia įrašėme 3,5 valandos video medžiagos, kurios metu parodome konkrečiai, kaip atlikti testus taikomus baigiamuosiuose darbuose, kaip tuos testus interpretuoti, bei svarbiausia, kaip juos aprašyti. Parašėme 37 puslapio ataskaitą, kurioje su konkrečiais duomeniais atliktus testus aprašome ir formuluojame išvadas. Tai matote, kaip viskas yra aprašoma ta statistinė kalba. Čia galite matyti visą kurso sandą, kiekvieną temą ir ką joje mokysimės, bei taip pat galite pamatyti pavyzdinę pamoką nemokamai. Sėkmės naudojantis SPSS programa ir iki kitų kartų.